Šiandien svarbiausios naujienos atkeliauja iš Ukrainos. Rusijos paieškos patikimo Starlink pakaitalo virto nuolatiniu ažiotažu, nusivylimu ir improvizuotų sprendimų ciklu, kurie vėl ir vėl žlunga susidūrę su realybe. Tačiau naujausias bandymas pristatyti proveržį tik dar labiau pabrėžia, kaip toli Rusija tebėra nuo stabilių karinių ryšių atkūrimo. Praradus prieigą prie Starlink Ukrainos teritorijoje 2026 m. vasarį, Rusijos pajėgos vis dar neturi lygiaverčio sprendimo, šis trūkumas daro įtaką visiems jų veiksmų fronto linijoje aspektams. Pirmiausia, jie bandė naudoti senesnius geostacionarius palydovinius terminalus, tačiau šias sistemas sunku greitai dislokuoti, jas lengva aptikti ir dažnai sunaikina Ukrainos dronai. Kai paaiškėjo, kad jos pernelyg pažeidžiamos, Rusijos daliniai terminalus statė toli už fronto linijos ir jungėsi į priekį naudodami Wi-Fi tilto kartotuvus, tačiau šie sprendimai nuolat atskleisdavo rusų įrenginėtojus Ukrainos FPV dronams. Rusija taip pat išbandė stratosferos balionų platformą, kuri turėjo veikti kaip dreifuojantis ryšio mazgas dideliame aukštyje, tačiau net ir Rusijos analitikai pripažino, kad ją lengvai perimtų S-300 sistemos, todėl ji netinka ginčijamai oro erdvei. Tuo pačiu metu Rusija pradėjo leisti palydovus žemų orbitų Rassvet žvaigždynui, tačiau ši sistema vis dar ankstyvoje kūrimo stadijoje ir dar daugelį metų nebus paruošta naudoti. Dabar Rusijos analitikai ir žiniasklaida savo dėmesį nukreipia į Spirit 0 kompaktišką palydovinio ryšio terminalą, pristatoma kaip proveržį. Ši sistema naudoja daug mažesnę 30 cm anteną vietoje senesnių, gremėzdiškų terminalų ir iš dalies suderinama su Kinijos tinklais. Skirtingai nei senasis terminalas, ją galima įrengti per mažiau nei 10 minučių, o atsisiuntimo greitis siekia iki 50 megabitų per sekundę, įkėlimo iki 10 megabitų per sekundę, nors dėl geostacionarios orbitos vėlavimas išlieka didelis. Spirit 0 turėjo pakeisti Starlink, suteikdama Rusijos daliniams mažesnį, lengviau išsaugomą palydovinį terminalą, kuris po atjungimo galėtų atkurti pagrindinius užšifruotus ryšius. Jis buvo pristatytas kaip praktiškas šios problemos sprendimas, nes jo maža antena sunkiau pastebima, o jungiasi prie tų pačių rusiškų geostacionarių palydovų nereikalaudamas sunkių įrenginių. Teoriškai tai leistų Rusijos pajėgoms priartinti palydovinį ryšį prie mūšio lauko, atkuriant galimybę perduoti žvalgybos duomenis artilerijai ir koordinuoti dalinius net tada, kai mobiliojo ryšio tinklai yra blokuojami. Nepaisant žiniasklaidos entuziazmo, Rusijos kariniai analitikai, gerai išmanantys palydovinį ryšį ir fronto realijas, aiškiai pasakė, kad Spirit 0 nelaiko Starlink pakaitalu. Techniniai apribojimai yra struktūriniai, nes Starlink veikia per tūkstančius žemutinių Žemės orbitos palydovų, kurie užtikrina pasaulinį padengimą ir vidutinį mažą vėlavimą apie 30 milisekundžių. Tuo tarpu Spirit 0 jungiasi prie pavienių geostacionarių palydovų, esančių 36 000 km aukštyje virš Žemės, todėl vėlavimas siekia 800 milisekundžių, gerokai daugiau nei žemutinių orbitų sistemose. Be to, kadangi šie palydovai buvo sukurti tenkinti Rusijos vidaus ryšio poreikiams, stipriausias jų padengimas yra virš Rusijos teritorijos, o ne virš Ukrainos. Sistema taip pat neturi fazinės gardelės antenų technologijos, kuri leidžia Starlink terminalams automatiškai sekti palydovus. Vietoje to Spirit 0 reikalauja tikslaus rankinio suderinimo, todėl jos naudojimas judančiose platformose ribotas ir neįmanoma realių laikų valdyti dronų. Rusijos analitikai taip pat pažymėjo, kad ribotas turimų geostacionarių palydovų skaičius, iš kurių kai kurie pagaminti naudojant europinius komponentus, riboja jų pajėgumus ir ateities plėtrą. Spirit 0 trūkumai reiškia, kad Rusijos pajėgoms vėl teks ieškoti kito sprendimo. Tuo tarpu Rusijos daliniai ir toliau remiasi improvizuotais metodais, pavyzdžiui, lipa ant ryšių bokštų, kad įrengtų Wi-Fi kartotuvus arba stato terminalus atvirose vietose. Ukrainos pajėgos reguliariai skelbia vaizdo įrašus, kuriuose matyti, kaip šios Rusijos komandos tampa FPV dronų taikiniais, taip pabrėždamos žmogiškąją Rusijos ryšių spragos kainą. Apskritai Spirit 0 atsiradimas nekeičia pagrindinės realybės, Rusija vis dar neišsprendė savo karinių ryšių problemos. Modelis nesikeičia, kiekviena nauja sistema pristatoma su optimizmu, tačiau realiomis kovos sąlygomis išryškėja tie patys struktūriniai trūkumai. Platesnė problema yra konceptuali, o ne techninė, nes Rusijos vadovybė ir toliau ieško vieno įrenginio, galinčio pakeisti Starlink, užuot susitelkusi į sluoksniuotą, atsparią ryšių architektūrą.
Kol tai nepasikeis, laikini sprendimai ir nuspėjamos nesėkmės kartosis.